Dibor. Kas naujo Dibor? Tai vienas iš tokių naujovių, sakykime, pasimsime pavyzdį senų būdų. User define, Matome, kad jis vertikalias skylės sulaužo į dvi įrankio trajektorijas. Šiaip daug yra klausimų, kodėl. Todėl, kad jisai stengiasi ją padaryti palei pastumą, pagal pagrindinę taisyklę. Bet dabar Dibor turi naują funkciją. Dabar atsirado vienas papildomas mygtukas, tai būtent Climb Automatic. Štai Automatic jis daro gražiai Taip, turbūt daug kam kilo klausimų, ką aš ne taip darau, kad jisai daro iš abiejų pusių. Štai prašau jums ir sprendimas. Sekantis dalykas, sakykime, aš nusikopijuosiu šitą įrankį. Sakykime, aš norėčiau padaryti šitą prieš laikrodžio rodyklę, šitą, pirmą palei laikrodžio rodyklę, antrą prieš laikrodžio rodyklę kraštą, o trečią vėl palei laikrodžio rodyklę. Taip, jeigu Automatics, kaip jisai dirba. Jisai apeina vieną teisingai pagal laikrodžio rodyklę. Ir jis eina daryti apatinį pagal laikrodžio rodyklę ir viršutinį pagal laikrodžio rodyklę. Taigi, naujovė tada būtų, kadangi čia yra automatikis ir daro automatiškai, follow curve chain. Ir pažiūrim, kaip dabar jisai dirba. Pagal ir prieš. Vienas dalykas, tai kad jisai nepailiui daro tai, ką aš pažymėjau. Įspręsti tą problemą, dabar ir atsirado naujas mygtukas Preserve Order. Ir dabar pažiūrim, kaip dabar jisai dirba. Ir dabar jisai dirba pagal mano pažymėtas trajektorijas. Sekantis atnaujinimas būtų pagerinimas, sakykime, mes darome šitą kraštą, yra Spiralize Closed Counter. Jeigu seniau
sakyčiau, aš noriu daryti 5 kartus number of cuts along the edge. Kaip matome, jis 5 kartus atsitraukė, išeina į veiną 5 kartus. Nepasakyčiau, kad čia labai geras į trajektoriją, bet dabar 27 Mastercam atsirado mygtukas Paralyze Close Edge. Spiralinis būdas. Tai, kaip matome, dabar jis turi vieną įėjimą ir vieną išėjimą. Kaip matome gale, tai daug geresnė trajektorija. Sekantis patobulinimas tai, kad atsirado filtrų. Mes turime filtrus. Kaip maždaug jie veikia? Sakyčiau, aš noriu daryti šitą detalę. Nuimti aštrius kampus automatic ir pažiūrim rezultatą, jeigu nieko nekeistume. Kaip matome, jis padarė viską, padarė skylės, padarė vidinės skylės. Dabar, aišku, mes turime filtrus, kai galima paprasčiausiai vietoj to, kad exclude edge rankiniu būdu kiekvieną skylę nuiminėti arba vėlgi žiūrėti kitas opcijas, mes dabar turime filtrus. Pavyzdžiui, exclude both vertical and circle holes. Limitas, taip. Ir mūsų problemos įspręstos. Iš karto mes galime skylės daryti su chamfer mill, paprasčiausiai su šituo įrankiu. Galbūt geriau būtų našiau. Tai va, vienas iš tų filtrų, labai patogu. Sekantis patobulinimas dabar yra tai, kad jis dabar palaiko tokį įrankį. Taip, slot mill palaiko. Seniau Mastercam tokio įrankio 26 nepalaikydavo. Vadinasi, mes dabar galime, ir dar vienas, kad mes dabar galime su tuo įrankiu daryti ir apačią, ir viršų. Lygiai taip pat. Kaip pavyzdį parodysiu 26 metų, jis palaiko tik tais būtent tokį įrankį, dovetailinį. Su juo galima daryti tik apačią. Dabar čia, jeigu pažiūrėtume pavyzdį, tai greitai kažką padarom. Pasiemam įrankį tą, kur aš jums rodžiau. Auto defined. Parinkam visus šituos. Toliau avoidance. Avoidance čia. Taip, limitai. Sakykime, mes nenorime šiuo atveju jokių limitų. Spaudžiu OK. Štai,
jis gali daryti ir apačią, ir viršų su to pačiu įrankiu. Tai irgi vienas atnaujinimas. Mastercam šią laidą ganėtinai daug naujovių skiria būtent dabar.